Įsivaizduok, kad turi visas galimybės. Turi gerą vardą, įtaką, galimybės, turtų. Gali daryti ir gyvenime rinktis visko, ko nori. Ką tu pasirinktum? Šventasis Kazimieras buvo jaunas vyras, turtingas, karalaitis, turintis valdžią ir galią. Jis galėjo pasirinkti viską, ko norėjo, bet jis rinkosi nebūti kaip visi. Kai jam kiti sakė, visi taip daro, jis sakė, ne, jeigu tai neveda į gėrį. Šventasis Kazimieras, jis turėjo tą vidinį stiprumą ir tas jo vidinis stiprumas drįso pasakyti ne pasaulio spaudimui, ne melui, ne paviršutiniškumui. Šventasis Kazimieras, jis rinkosi tikrą santykį, teisingumą ir atsakomybę už kitą žmogų. Ir šiandien tai yra drąsa būti savimi, jo drąsa būti savimi. Tai nepasenę, bet šiandien yra aktualu. Pažvelkim, ką šventas Kazimieras turi savo rankose. Jis savo rankose turi kryžių ir leliją. Kryžius reiškia tiesą, kurios jis neišmainė į gyvenimo malonumus. Lelija reiškia jo širdies tyrumą ir laisvę. Jis gyveno be kaukių. Ir kryžius, ir lelija, ką jie kalba, kad šventas Kazimieras tai buvo tikėjimo žmogus. Ne žodžiai, bet jo gyvenimo kryptis liudijo apie tikėjimą. Jeigu šiandien tu turėtum pasirinkti du dalykus, paimti į savo rankas, kurie būtų tau svarbiausi, ką tu pasirinktum? Mobilus telefonas, kitų nuomonė, patogumas, kreditinė kortelė, o ką žmonės matydami, ką rankose aš laikau, ką jie pasakytų apie mano gyvenimą. Ar jie iš tų dviejų daiktų atpažintų mano gyvenimo kryptį, mano vertybės ir mano pasirinkimus. O gal būtent čia taip prasideda dorybės, kurios kalba šiandien.